Šiandien žiniose gyventojai vis dažniau kreipiasi į Europos vartotojų centrą. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms privalo pateikti valgiaraščius pavasario-vasaros sezonui. Dailės galerijoje naujos edukacinės programos. Kasmet kovo mėnesį pasaulyje minima vartotojų teisių diena. Europos Sąjungoje ši diena vadinama Europos vartotojų diena. Šią dieną vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais siekiama informuoti vartotojus apie jų teisės ir jų gynimo būdus, paskatinti visuomenę aktyviau įsitraukti į vartotojus ginančių organizacijų veiklą. Europos vartotojų centro duomenimis daugiausiai gyventojų skundų sulaukiama dėl netinkamos kokybės prekių ir paslaugų. Remiantis mūsų sukauptais statistiniais duomenimis, tai pagrinde praėjusiais metais vartotojai daugiausiai skundėsi dėl, netinkamos kokybės prekių paslaugų. Tai galbūt pirmoje vietoje, paskui antroje vietoje oro keleivių teisės pažeidimai. Trečioje vietoje tikriausiai būtų elektroninė komercija, tai yra tiesiog prekių įsigijimas internetu. Ir ketvirtoje vietoje galbūt kiti skundai, taip sakant, kitoms kategorijoms priskirti. Pastebima, kad norėdami sutaupyti, gyventojai vis dažniau prekes ir paslaugas įsigyja internetu. Tačiau, kaip teigia Saulius Linkevičius, šis prekių įsigijimo būdas padidina riziką įsigyti netinkamos kokybės gaminių. Tikrai nemažai, sulaukime atvejų, kai vartotojai įsigyja tam tikras prekes internetu ir vėliau, pardavėjas kreipiasi į pardavėją su skundu, pardavėjas, taip sakant, neatsako į telefoninius skambučius arba tiesiog nebendradarbiauja ir vartotojui nebelieka kur kreiptis, kaip tą, savo teisės ginti. Tai mes tada jau tokiu atveju visada stengiamės pagelbėti vartotojui, aišku, savo kompetencijos ribose ir kiek įmanoma, taip sakant, mes irgi. Europos vartotojų centro darbuotojų teigimu, dažniausiai vartotojai skundžiasi Latvijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos teikiamomis prekiamis ir paslaugomis. Latvija turbūt visi žino, kad oro keleiviai tai yra viena bendrovė. Estijoje buvo dėl vieno renginio, o Didžioji Britanija pagrinde yra elektroninė prekyba. Tai yra negautos prekės su defektais ir panašiai. Europos vartotojų centro misija – padėti spręsti problemas kilusias Lietuvos vartotojams, jei jie įsigijo nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES valstybėje narėje, bei kitiems ES valstybių narių vartotojams įsigijusiems nekokybišką prekę ar paslaugą Lietuvoje. Kasmet prieš prasidedant mokslo metams miesto vaikų ugdymo įstaigos su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis privalo suderinti valgiaraščius, kad vaikų mityba atitiktų fiziologinius jų amžiaus ypatumus bei sveikos mitybos principus ir taisyklės. Kai kurios vaikų ugdymo įstaigos prieš prasidedant mokslo metams valgiaraščius ruošia tik rudens-žiemos sezonui, todėl dabar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms jos privalo pateikti valgiaraščius pavasario-vasaros sezonui. Atkreipėme visų vaikų ugdymo įstaigų steigėjų bei vadovų dėmesį, kad valgiaraščius teritoriniai visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai reikia pateikti prieš prasidedant maitinimo paslaugos teikimui. Taip pat reikia atminti, kad pasikeitus parengtiems valgiaraščiams juos būtinai reikia pakartotinai suderinti. Moksleiviams valgiaraščiai turi būti sudaryti 20 dienų laikotarpiui, ikimokykliniams ugdymo įstaigoms 10 dienų, o socialinėms globos vaikų įstaigoms reikia sudaryti ne mažiau 14 dienų laikotarpiui. Nors valgiaraščių sudarimas vaikų ugdymo įstaigų darbuotojams nėra naujiena, tačiau, kaip teigia Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistė, juos tikrinant vis dar randama įvairių netikslumų. Vertinant valgiaraščius buvo pastebėta tokių klaidelių, kaip dažnai juose nebuvo nurodyta patiekalų energetinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis. Ne visada paros raciono kaloringumas atitiko rekomenduojamas paros normas vaikams, bei suderinant valgiaraščius būtina nurodyti vaikų amžiaus grupės. Taip pat primename, kad reikia atkreipti dėmesį į pietų raciono reikalavimus, taip pat į patiekalų gaminimo ir patikimo nurodymus. 2010 metais Panevėžio visuomenės sveikatos centras suderino 400 Panevėžio apskrities vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščių. Jau šį penktadienį, kovo 11-ąją, bus minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ta proga šventiniai renginiai organizuojami ir Panevėžyje. Šį kovo 11-osios dienos rytą kviečiame visus 10:30 į Kristaus Karaliaus katedrą išklausyti mišių už
Lietuvą ir Lietuvos žmonės. 12 val. Kaip visada prie miesto savivaldybės kviečiame visus į iškilmingą vėliavos pakelimo ceremoniją ir noriu labai pakviesti, kad seneliai, atsiveskite savo anūkus, atsiveskite tėveliai savo vaikus. Iš tikrųjų, renginys yra linksmas, trumpas, neilgas, tačiau tai yra toks, kuriame mes visi pasijaučiam vieningi, tai yra tikrai tokios teigiamas, gražios emocijos ir kas daugiau, jeigu ne tėvai gali išmokyti vaikus pilietiškumo ar tautiškumo. Po oficialiosios iškilmių dalies 14 val. Panevėžiečiai kviečiami į miesto bendruomenių rūmus, kur vyks šventinis retro muzikos koncertas Atsiliepki tu manoj dainoj. 16 val. 30 minučių kino centre Garsas miestiečių laukia biografinis filmas apie iškilę Lietuvos asmenybę poetą Justiną Marcinkevičių. Ir nors renginių tą dieną apstu, tačiau kultūros ir meno skyriaus vedėjai apgailestauja, kad prie valstybinių švenčių organizavimo vis rečiau prisideda miesto jaunimas. Labai kviečiu visus jaunus žmonės, kurie galėtų prisidėti ir padaryti linksmas akcijas kartu ir prie vėliavos pakelimo. Iš tikrųjų labai pasigendame jaunimo iniciatyvų, moksleivių iniciatyvų, ne su renginiais, tačiau su gražiom akcijom, su linksmom mintim. Ir taip kaip Lietuva moka švęsti, sakysim, krepšinio pergalės, tai labai norėtųsi, kad taip mes mokėtume švęsti ir savo valstybinės šventes, ir kovo 11 ir vasario 16. Tikrai labai kviečiu visus ne pasyviai dalyvauti, bet aktyviai. Tai tada tos šventės ir bus tikros lietuviškos ir mums visiems artimos, o ne tik laisvos dienos. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai Panevėžyje vyks visą šią savaitę. Kovo 9 dieną bibliotekoje Žalioji pelėda vaikų laukia renginys Lietuva gintarinė ašara, kovo 10 Kraštotyros muziejuje atidaroma paroda Sankirtos, o bendruomenių rūmuose vyks vakaronė Lietuviais esame mes gimę. Panevėžio miesto dailės galerija lankytojus kviečia į naujas edukacinės programas. Moksleiviams siūloma edukacinė programa Bitutė, kuri skirta Gabrielės Petkevičaitės bitės 150-osiams gimimo metinėms. Atvykę į dailės galeriją, moksleiviai sužino plačiai, išsamei apie pačią Gabrielės Petkevičaitės bitės asmenybę, apie jos veiklą, nuveiktus darbus. O po to kūrė bitės simbolį. Ir vėlgi vadovaujant mūsų darbuotojoms, sukuriamas, nepadaromas, o sukuriamas mažytis bitės simbolis, kuris po to primins kiekvienam kūrėjui apie tą didžiąją mūsų bitę, kuri paliko tokią gilią vagą mūsų visos Lietuvos kultūrinėme gyvenime. Kovo mėnesio savaitgaliais dailės galerija taip pat organizuoja Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtą kūrybinę edukacinę programą Nepriklausomybės metų akimirkos šeimos albume. Siūlome skrebinimo būdu parengti šeimos albumą ir padovanoti artimiesiems, nes nepriklausomybės metų akimirkos gali būti pateiktos labai kūrybiškai, labai išradingai. Ir vadovaujant mūsų specialistai, tikrai galima padaryti labai meniškų ir mielų širdžiai albumų. Dar viena originali edukacinė programa – tai tapyba ant vandens, kuri atskleis tapymo galimybių įvairovę. Ši programa leis pasireikšti kiekvieno fantazijai ir kartu supažindins su naujų tapymų būdu.